Pralėkė dar vieną savaitę, o per ją krepšinio aikštelėje susitiko naujos moksleivių krepšinio lygoje žaidžiančios komandos. Stipriausias MKL savaitės pulsas buvo užfiksuotas trečiadienį Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje. Čia vyko titanų mūšis. Aikštelėje susitiko MKL trečiame divizione žaidžianti ir Onos Dindaitės Mukienės treniruojama Vilniaus krepšinio mokyklos 4. komanda ir Algirdo Budėno vadovaujami SKM 14-mečiai. Sakyk, Kristupai, buvo šiandien labai įtemptos rungtynės, taškas į tašką žaidėt, kas sunkiausia buvo jūsų komandai šiandien dorotis su priešininku? Mes darėm labai durnas klaidas, neįmėtėm daug iš po krepšio ir padarėm daug klaidų, dėl to ir lėmė mūsų pralaimėjimą. Supratau, o pačiam kaip žaidėjui, kas sunkiausia buvo šiandien žaidime aikštelėje? Sunkiausia buvo žaisti gale, kai varžovai dvigubino, trigubino gynybą ir buvo labai sunku atmesti kamuolį. Aikštelėje tvyrojo įtampa. Visus 4 rungtynių kėlinius abi komandos žengė koja kojon, viena nuo kitos atitrūkdama vos keliais taškais. Po 2 kėlinių komanda skyrė tik 4 taškai. Įtampa aikštelėje vis augo. Šiandien buvo labai įtempta kova, taškas į tašką. Kaip pačiam buvo adrenalinas, tiesiog tvyrojo? Nu, taip. Kaip vertini pačias rungtynės? Gerai, buvo sunkios rungtynės. Žaidėm taškas į tašką ir laimėjom. Kas sunkiausia buvo rungtynėse? Gal gintis, nežinau. Labai agresyviai veršys ir buvo sunku apsiginti. Apgynę krepšį nuo paskutinės varžovo atakos, rungtynes laimėjo ir pergalę šventė SKM Jūsų Spurtas rezultatu 61-58. O ką treneris sakė minutės pertraukėlių metu? Sakė, Kokių pastabų davė? Sakė, neleisti mesti iš tritaškio, nes tada būtų lygiosios. Tai mes tą ir darėm, leidėm mesti iš tritaškio, bet aišku, mums pasisekė, kad neįmetė ir laimėjom. SKM treneris Karolis Čyžius su auklėtiniais pelnė pirmąją pergalę MKL 2 divizione. Susitikime su Šilutės sporto mokyklos pirmąja komanda stipresni buvo SKM auklėtiniai ir rungtynes laimėjo žymia persvara 76-50.